Reikėjo drąsiai atsistoti prieš visus, paskelbti žodį ir pasakyti, kad einam ir kovojam. Pradėjom skambinti žiniasklaidai, kad visi tą pamatytų, kad visa Lietuva išgirstų ir kad tiesiog Lietuvai buvo duotas signalas, kad eikite ir ginkite savo teisės. Laisvės gimnazijos abiturientų vakarykštis streikas sukėlė tikrą audrą ir baigėsi gimnazijos direktorės pasitraukimu. Ketvirta A klasė streikuoja. Mes šiandien streikuojam, mes rytoj streikuojam. Streikuosim kol nepasikeisim. Vilniaus Laisvės gimnazijoje mokiniai sukėlė tikriausią maištą. Taigi tęsime tą istoriją, kuri ištiko Vilniaus Laisvės gimnaziją. Nesutarimai tarp lietuvių kalbos mokytojo ir gimnazijos direktorės baigėsi mokytojo atleidimu. Tuo metu abiturientai sukėlė maištą, užbarikadavo mokyklos duris ir pareiškė nesitrauksiantys, kol į darbą nebus grąžintas mokytojas. To Lietuvos mokyklose dar nebuvo. Vilniaus Laisvės gimnazijoje mokiniai sukėlė precedento neturintį maištą. Taip moksleiviai protestavo prieš jų mylimo lietuvių kalbos mokytojo Mariaus Janulevičiaus atleidimą. Netylėkime, iš tikrųjų jau pasiėmėm, kažką padarykime iki galo. Kas buvo įdomu, kai susirinkom tą aktų salę, kai susirinko mokiniai. Ir jau visi jau lenda į salę, ten jau stoviu tu pas drebančiam rankom, kad dabar reikės sukėlinėt mokinius. Ir man skambino draugas iš kitos mokyklos, sako, kas jam pas jūs per Facebooką mirga, kad pas jūs streikuoja visi. Mes dar patys nieko nežinom, kas bus, patys dar neišėjo į gatves nieko, o jau skambina kiti žmonės jau iš kitų gimnazijų, kad jau girdėjom, jau čia susivolė, ten jau karas pas nevyksta, kas ten pas jūs darosi. Bet ir jie patys sakė, mes galim ateiti, mes irgi galim su jumis pastovėti ir visi. Bet čia man atrodo šitą, man ir tą pačią skambino. Gali būt, bet gali būt, aš nežinau, tai va. Tai sakau, tai kas buvo labai įdomu, kad, nežinau, nespėjo praeiti ten pusę valandos nuo to momento, kai mes išėjom iš klasės ir nusprendėm, jau grinai pasakėm, kad darysim taip ir anaip. Ir va, praėjo pusę valandos, jau žodžių žino kitos mokyklos, kad jau, ir ne tai, kad žino, bet sakė, sėdi žmonės per pamokas, su telefonais, mokytojai nekreipia, ir sako, sėdi ir žiūri ten per Facebooką tas transliacijas ir va, sėdi visą dieną, sėdi jo ir žiūri, kas vyksta. Buvo gyvai transliuojame beveik vieną minutę. Mes stovėsim. Kviečiu prisijungti jūs. Ar jūs su mumis?
Todėl laukiam šiuo metu 15 minučių. Filmuos, rašys viskas, todėl nieks netylėkite, šiandien į lauką, kuo didesnis sumaištys bus, tuo didesnis efektas. Aš manau, kiekvienas žino mokytoją Marių, tegul ne kiekvienas mokysi pas jį, bet vis dėlto. Visi žino, kad jis nuostabus mokytojas, labai geras žmogus, geriausias draugas ir visi tikrai su juo pažįstami. Nepalikime to tiesiog nuleistom rankom. Padarykime ką nors. Mūsų labai daug. Šiuo momentu neikime nei vieną pamoką. Kalbėkime su mokytojais, paaiškinkime situaciją. Mes kalbam ne prieš mokytojus, mes kalbam prieš gerbiamą Vaidutę. Dariau, ką gali pakomentuoti apie visą šitą įvykį? Šiaip aš už jūs ir tikrai streikuosiu. Ir savo klasiokus irgi už streiką nukviesiu. Gerai, šaunuolis, super! Слухай, долги 15 минут, цял школу ходить. Bet labai didelį įtaką, kaip manau, padarė, žiniasklaida. Tai čia tas buvo. Aš irgi labai jaudinausi, kuomet kvietėm žiniasklaidą ir kai jie labai tempė laiką, labai ilgai važiavo. Nes mes ten skambinėjom kokius 3-4 kartus tom visom redakcijom, jo. Ir jie ten gal po valandos kažkur tik atvažiavo ar po 2 ir kame esmė, kad tu žinai tokį faktą, jeigu dabar neatvažiuoja žiniasklaida, tai nieko nesigaus. Nesigaus. Kame esmė, tie žmonės, 10-tokai, kurie stovi, ten 9-tokai, kurie stovi prie mokyklos ir jie laukia kažko tokio bum. O tas bum ir buvo žiniasklaida. Ir labai tada jaudinausi, kažkaip reikėjo motyvuoti visą laiką, kad dar palaukiam, dar pabūnam ir tas buvo iš tikrųjų tas... Taip, ir panašiai buvo, nes kai visi jau laukia stovėjo ir kol mes laukiam žiniasklaidos, jau nebuvo to kaip adrenalino, kodėl mes čia išbėgom, jo mašinos pasikeitė, gal nereiks stovėti, bet tada po tos valandos, kad atvažiavo žiniasklaida, vėl visi užsivedė. Nes mato, kad kažkas eina į priekį. Iš tikrųjų žiniasklaida, čia įvyko visi įvykiai, praėjo valanda, atvažiavo žiniasklaida ir jau žiūrėk, jau visas Facebookas, jau visi žmonės iš kitų miestų, iš kitų mokyklų ir iš kitų šalių netgi jau rašo ir skaito ir žodžiu ir ten komentuoja ir taip toliau. Nes žiniasklaida labai greitai suveikė, kai jau atvažiavo, ten galima sakyti po pusvalandžio jau kažkoks pirmas straipsnis išėjo vien su gyva transliacija. Sveiki, TV3 vakaro žiniuose, aš Rokas Petkevičius, kviečiu trečiadienio naujienom. Ačiū, kad žiūrite. To dar nebuvo. Abiturientų maištas Vilniaus gimnazijoje, įpygę 12-tokai užbarikadavo direktorę. Mes už laisvę! Mes už laisvę! Taigi, tęsėme tą istoriją, kuri ištiko Vilniaus Laisvės gimnaziją. Nesitikėjom netgi, kad mes būsim išgirsti, kad... Būtent šioje Laisvės gimnazijoje esate 10-metį. Ir moksleiviai sukilo ne dėl to, kad manė, kad jūs esate teisus, ginčiuose su direktorė, ten buvo incidentas su valdytoja, apie ką rašo žiniasklaida, bet dėl to, kad jūs mėgo, nepaprastai mėgo dėl jūsų darbo. Kaip jūs dirbot, kad jūs taip mėgo? Tiek mokytoją Marių, tiek jo auklėtinius palaiko ir tėvai. Pastarieji ne tik nebuvo šokiruoti streiko akcijos, bet ir patys joje apsilankė. Labai vaikas myli tą mokytoją, labai džiaugiamės, kad vaikas labai bendrauja su to mokytoju, viskas. Ir dabar, kadangi įvyko čia asmeninis turbūt konfliktas direktorės su to mokytoju, tai šitą jinai atleido. Atėjom tikrai palaikyti savo mokinius ir savo auklėtoją Marių. Nes dėl to labai pergyvenam. Vaikam labai yra sunku, jūs matot, kas vyksta mokyklų šiandien. Popietė Vilniaus Laisvės gimnazijoje it karo zonoje. Pamokos nutrauktos, moksleiviai iš klasių atsitempę stalus bei kėdes barikaduoja visus įėjimus į mokymo įstaigą. Į lauką ant sniego išėję daugiau nei 200 gimnazistų iš pastato neišleidžia direktorės. Prieš gimnazijos vadovę Vaidutę Šunkauskienę jaunimas sukilo dėl jų žodžiais katastrofiško elgesio su mokiniais bei mokytojais. Paskutinis alyvos lašas į maišto ugnį abiturientų lietuvių kalbos mokytojo bei auklėtojo atleidimas iš darbo. Nepaisyta ir to, jog pastarasis jau rytoj 12-tokams turėjo pravesti bandomąjį gimtosios kalbos egzaminą. Mokiniai pasakoja, kad direktorė visų mylimų mokytojų siekia atsikratyti jau anksčiau, bandė prieš jį kurstyti moksleivius, esą iš savo kelio pašalino ne vieną jos interesams nepaklususi dėstytoją.
bet irgi teko bendrauti su porų mokyklų. Iš to prasme, iš kitų, su mokiniais. Su mokiniais, jo. Tai jie, kas nepatinka man ten, kad jie sako, va, čia buvo pavyzdys, buvo ten labai, mes ten jautėmės pakilėti, kai buvo, matėm tokių, kad yra tokių žmonių, ten ir mes dabar patys kažkaip esame labiau motyvuoti, taip kovoti, bet kame esmė, kad čia, kaip sakau, yra labai daug įvairiausių pasirinkimų, kaip tu kovos. Ar tu eisi su šakėm, ar tu eisi su gitara ir daina, ar tu eisi ten dar kažkaip, ne? Ir visi jau pamatė, kad padarė streiką, jiem pavyko kažką su streiku pasiekti. Ir žodžiu, visi jau yra tokie nusteikę, kad streikas dabar čia mums jau padės, žodžiu, mes irgi tą tokį padarysim. Ir juoko forma, ir rimta forma, esu girdėjęs jau ne vieną atvejį, mokiniai sako, mums irgi reikėtų pastreikuoti iš tikrųjų. Bet jie sako, jiem reikėtų pastreikuoti, ar jie tą daro? Ne tame esmė, kad jie tą daro, labai yra kvaila ir naivu, kad kitų būdų reikia ieškoti. Antra strategija, kiekvieną kartą reikia keisti strategiją. Ir aš neku grinai ne iš tos taktinės pusės ir strateginės, o tiesiog, kad kiekviena situacija reikalauja kito pasirinkimo. Ir tam tikros ribos, kada tikrai reikia streikuoti. Čia pas mus buvo, kaip sakau, Cezario pjūvis. Dėl to, kad mes ir popierių siuntėm ir viskas. Ir buvo jau tas kraštutinumas, kai jau nepadėjo nei popieriai, nei parašai, niekas nepadėjo. Tai čia jau nebeturėjom kolegas ir tiesiog nustumė tą kraštutinumą. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė tada juokavo, sako, tai aš tai barikadom nepritariu, kaip buvo pritariu. Bet šiaip ką daryt, tada reikėjo. Taip, mes streikavom, kai tam to reikėjo, to labiausiai reikėjo. Bet irgi dar su Slavu šnekėjausi kartą, tai jisai sakė, bet tai jeigu to streiko, pakomentavo prezidentė žodžius, sakė, jeigu nebūtų barikadų, tai mūsų ir nebūtų dabar prezidentūrų, nebūtų dar buvo prezidentūrų. Jo, teisingai. Tai įdomu iš tikrųjų. Gal tiesiog prezidentai nepilnai žinojo mūsų situacijos, kad mes ir bandėm diplomatiškų būdų viską išspręsti. O kodėl žmonės sako, tai ne vaikų reikalas? Nes jie vaikais nepasitikė. Jeigu direktorius atėjęs pas mokinius ir sako, jūs nesikiškite mūsų mokyklos gyvenimą ar valdymą ar kažką, nes tai ne vaikų reikalas. Kodėl dažniausiai mokyklos taryba, senatai, su mokinių tarybos mokyklose, jos yra labai tokios blokuojamos ir sodinamos. Nes tiesiog valdžia nepasitikė mokinių sprendimais. Jis tai, kad galvoja, kad mes esame viršesni, o jie dar tokie nesąmoningi, nepribrendę, jie dar kažko neįvertina, bet taip toliau. Nesupranta. Tai jie neduoda savo ir čia prasideda tokia dvipusė kova iš tikrųjų. Ir tas vaikas, direktorius akimis, jisai turi parodyti, kad iš tikrųjų jis nėra vaikas. Ir čia yra tokia tiesiog dvipusė kova, kuomet nei viena pusė, nei kita nesupranta savo konkurentų. Nesupranta, kodėl jis taip galvoja, ką jisai jaučia taip galvodamas. Tai esmė, kaip tas direktorius jisai gali suprasti, kad šitas mokinys yra sąmoningas ir kad jo sprendimai iš tikrųjų gali būti geri. Tai tiesiog turėtų būti bendradarbiavimas, kad abi pusės būtų patenkintos viena kitam. Ir tarkim pas mus to nebuvo. Bet mes tą bandėm padaryti kiek kartų. Mes draugiškai bandėm sudaryti, nes... Tiesiog suvokimas buvo toks, kad... Taip. Bet tu, Karlis, jauti, kad tu vaikas čia ne tavo buvo reikalas. Kad tu dar per jaunas, tokį maištą daryti. Ne, tai buvo mano reikalas, buvo atleistas mano auklėtojas, lietuvių mokytojas. Ir jisai mane ruošė egzaminams ir tai buvo mano reikalas dėl to, kad nuo manęs priklauso, tuo metu priklauso, kaip ne nuo manęs, nuo mūsų. Tai ar aš išlaikysiu gerai egzaminą, ar neišlaikysiu to egzaminą. Nes tai buvo atleistas mano mokytojas, nuo to priklausys mano egzaminas, nuo to priklausys mano gyvenimas. Tai kaip galiu sakyti, kad tai ne mano reikalas. Ir taip yra kiekvienam iš mūsų kažkiek irgi yra dalis to, kaip sakant, reikalo, kad mes irgi esame su tuo susiję ir niekad negalima leisti kitiems spręsti už tave. Visi eina į lauką.
Jo, dar vis laip ir bus vis laik laip. Laikyk telefoną, aš teisingai. Kad ir filmuoji? Jo, aš noriu. Kokia tau nauda iš to, kad įvyko šitas sukilimas? To aš labiau savim pradėjau pasitikėti, kad įmanoma viską pakeisti, kad nereikia tiesiog tylėti, kad tu gali kažką padaryti. Svarbu drąsa, nes viskas yra pakeičiama. Tokiuose situacijose iš tikrųjų žmonės vienysi. Ir kad mūsų klasė labai iš tikrųjų aš džiaugiuosi savo klasę, nes anksčiau nesijautų tos vienybės tokios iš tikrųjų klasės. Ir realiai tas sukilimas kaip ir suvienimas iš tikrųjų. Apsidžiaugiu dėl to, kad aš visą laiką kalbu apie tai, kad mes turim ginti patys. Niekas kitas mūsų neapgins, niekas kitas neapgins mūsų laisvės. Ir jeigu jūs turite savo idealus, jūs turite juos apginti. Jeigu ginti reikia užsibarikaduojant mokykloje, taip, tebūnė taip, ir tai gali būti labai geras pavyzdys, ir mes matėm, kad tai gali būti labai geras postas. Patirtis yra labai aiški, viešumas yra pagrindinis mūsų ginklas, akivaizdžiai. Jeigu jūs būtume tai padarę ir niekas apie tai nebūtų sužinojęs, įsivaizduokime, mes gyvename tokioje visuomenėje, kur tokie dalykai yra smerkiami, gniaužiami, tai jūs turėtumėte tikrai didelių problemų, net neabejoju. Viešumas yra mūsų ginklas, apie tai sužinojęs, apie tai išplitus, pasižiūrėkime dabar įgauna sniego kamuolio efektą, ne? Jau viena mokykla, antra mokykla, trečia mokykla ir panašiai. Aišku, tai neturi tapti chaosu, tai neturi tapti anarchija, ne? Nes mokiniai dabar galvoja, kad mes galim viską. Ne, yra tam tikros žaidimo taisyklės, bet suvokti, kad viešumas padeda tau ginti savo teises, yra vienas iš esminių momentų laisvoje valstybėje. Ir jūs tą pademonstravot visai bendruomenei. Manau, kad tai buvo savotiškas egzaminas iš tikrųjų. Ir mes išlaikėme, ne? Na jo, ir koks būtent tai egzaminas, tai manau, kad savarankiškumo. Ir vėl to tokio subrendimo egzaminas, kad tikrai mes subrendom, nes mes pagaliau galėjom išsakyti pilnai, ką mes manom ir parodėm tai savo veiksmais. Na jo, nes mokykloje vyro neteisingumas. Mes sugebėjom pasipriešinti tam.